Krokodilas Gena. Scenarijaus autorė Uspenskas Kačanovas, režisierius Kačanovas, dailininkas statytojas Švarcmanas, operatorius Golombas, kompozitorius Zivas. Filmo lietuvių kalba įgarsino aktoriai Chadaravičius, Gregorauskaitė, Strazdūnaitė, Talačka Tomkus. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Borkengaginienė, redaktorė Dubauskinė. Oranžas, apelsinas. Vėl kūliai svirsti. Oi, koks tu kulverstukas. Kas su tavim daryti? Nežinau. Uždaryta. Išėjau į zoologijos sodą. Štai. Ne, šitas netinka. Mokslininkai tokio nežino. Nežinau, nei kur jį dėti. Man tas žvėris patinka. Ir žinai, ką man primena, taip sakant, atpigintą žaisliuką. Galėsi pas mus dirbti. Stovėsi savo vitrinoje ir, taip sakant, viliosi pirkėjus. Supratai? Taip, supratau. O kur aš gyvensiu? Gyvensi. Taip. Kur gyvensi? Kur gyvensi? Na, kad ir čia. Taip sakant, čia ir bus tavo namas. Supratai? Aha. Mieste gyveno krokodilas vardu Gena, o dirbo jis zoologijos sode krokodilu.
Jaunas krokodilas nori susirasti draugų. Jaunas krokodilas Neverk. Einam su manim. Ar jūs čia ieškote draugų? Draugų? Aš. Galia. Gena. Krokodilas. Ar jūs turite pieno? Žinoma, turiu. Palakinkit Tobiką. Tobikai. Šiek tiek aptvarkysiu. Čia tokia netvarka. Kas ten? Tai aš, kulverstukas. Kulverstukas? Kas jūs toks? O aš nežinau. Ar kartais jūs ne meškiukas? Galbūt aš nežinau. Tu jau pažiūrėsi. Taip. Kultuvė. Kulnas. Keista. Jokio kulverstuko nėra. Vadinasi, jūs su manim nedraugausite? Kodėl? Draugausime. Aš tave išmokysiu megzti. O aš muilo burbulus pūsti. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Daryti žmogui gerą neverta triūso, ne. O kaip jums elgtis dera, paklauskite mane.
Kuku. 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 Ar tu nebijai žiurkių? Ne-a. Tamsuolis. Larisa, eik šiandien. Ar jūs rašėte? Taip, aš. Tai gerai. Tai gerai, kad jūs žalias ir plokščias. O kodėl? Ogi štai kodėl. Jūs gulėsite pievelėje ir jūsų niekas nematys. Mes mėtysim piniginę su virvute. Žmonės norės pačiupti, o piniginė pabėgs. Gražu, a? Gražu? Ne, negražu. Netgi labai kvaila. Ką? Jeigu taip, skelbiu jums karą. Likit sveiki. Liūtas Čandras. Diena krokodilas. Mano draugai. Taip, o aš neturiu draugų. Aš su jumis draugausiu. Kągi malonu, dabar aš būsiu ne vienas. Ar jūs žinot, kiek mūsų mieste gyvena tokių vienišių, kaip Čandras ir Tobikas? Ir niekam nerūpi, kad jiems labai, labai liūdna. Aš noriu jiems padėti. Ir aš noriu, bet kaip? O aš jau sugalvojau, jiems reikia susidraugaut. Ir jie nutarė pastatyti namą tiems, kurie neturi draugų. Greičiau. Eilėmis. Atsargiai. Sakykite, ar čia stato namą? Čia. Gal jums reikia darbininkų? Žinoma, reikia. Eikš, įeikite ir jūs. Sargyba, pelėšikai. Puiku, jis čia neįlips.
Kuku. Per 10 dienų namelis buvo baigtas. Sveikina senį Šapokliaką. Dabar kulverstukas pasakys kalbą. Mes statėme ir pagaliau pastatėme. Valio! O dabar surašysime visus, kuriems reikia draugų. Kam rašyti? Mes jau susidraugavome. Taip, mes statydami iš tikrųjų susidraugavome. Tai kaip čia dabar? Statėm ir viskas niekais. Visai ne niekais. Jūs tapote draugais. Čia įsikurs kulverstukas, nes jis telefono būdelėje gyvena, ar ne taip? Taip. Ne. Geriau atiduokim šitą namą vaikų darželį, o aš ten dirbsiu žaisliuku, jei tik priims. Aš juk nežinia kas. Kaip nežinia kas? Mes visi labai gerai žinom. Mes jo paprašysim. Ir mes paprašysim. Žiūrėkite. Aš daugiau taip nedarysiu, seni Šapokliak. Kulverstukas. Scenarijaus autoriai Uspenskis ir Kačianovas, režisierius Kačianovas, dailininkas statytojas Švarcmanas, operatorius Bunimovičius, kompozitorius Šajinskis. Filmai garsino Lietuvos televizija. Tegul lyja be galo, tegul telkšo vienbalo širdyje, man vis viena šviesu. O praeiviai nežino ir suprasti mėgina, ko toks linksmas šiandieną esu. Šiandien groju ir dainuoju, aš linksmiausiai už visus. Gaila, kad gimtadienis vienas per metus. Gal atskris koks būrėjas lėktuvų, tartum vėjas ir pradžiugins linksmų filmukų. O paskui jis pasveikins ir įteiks man maloniai visą kalną Eskimo ledų. Šiandien groju ir dainuoju, aš linksmiausiai už visus. Gaila, kad gimtadienis
vienas per metus. Gaila, gaila, kad gimtadienis vienas per metus. Labą dieną. Ar čia gyvena krokodilas Gena? Taip, čia gyvena. Tai aš. Na, tuomet pasirašykite. Sveikas, Gena. Sveikutis. Sveikinu tave gimimo dienos proga. Dėkoju tau. Tai man? Taip. Kulverstuk, tu tikras draugas. Pionieriai. Tikri pionieriai. Ir aš norėčiau taip žygiuoti. Žygiuoti. Reikia daug gero padaryti, kad taptum pionierium. Supranti? Suprantu. Oi, koks gražus. Gražus. Gal paleiskim jį į padangę? Paleiskim. Tegul skraido. 1, 2, 3. Ne taip. Štai kaip reikia. Laikyk. Laikau. Stipriau. Dabar gerai? Gerai. Ir... Oi. Kulverstuk, laikykis! Kulverstuk, ar neužsigavai? Ne, nė trupučio. Kaip gerai, aš taip išsigandau. Vėl pionieriai. Gena, paprašykim, gal ir mus priims. Ne, Kulverstuk, mūsų jie nepriims. Kodėl? Priims. Eime. Gal pabandykim. Sveiki. Labą dieną. Priimkite ir mus. Jūs? Į būrį? Ne, negalima. Į gyvąjį kampelį mes jis gal ir priimtume. Mes nenorim į gyvąjį kampelį. Mes norim būti pionieriais. O inkilėlius mokat dirbti? Nemokam. O laužą ar mokat užkurti? Nebandėme mes. Na, o žygiuoti ar mokate? Nemokam. Štai matote, anksti dar jums. Ir iš viso į pionierius priimame tik patys geriausi. Mes ir būsim patys geriausi. Kai būsite, tada ir ateikite. Nieko mums neišeina. O tu, Gena, nenusibėk.
atsinaujint. Pailsėsim ir vėl iš naujo perpjausim. Juk tu galėjai užsimušti. Kai aš buvau mažytis krokodiliukas, niekada nelaipiodavau gaisrininko kopėčiomis. Dar gerai, kad mes suspėjom. Taip. Aš daugiau taip nedarysiu. Nedarysi? Žiūrėk man. Na kurgi tu? Kur ten lendi? Tai ką, ar neturi ko veikti? Neturiu. Visai yra ko veikti. Jie neturi kur žaisti, todėl ir landžioja visur. Na gerai, mes jiems padėsim. Kas yra šitame namelyje? Viską mes išmesim, čia pastatysim suolelį, o štai čia įdėsim langą. Ir bus namukas, kur vaikai galės žaisti. Valio! Pavojinga. Ne, čia mes nieko nedarysim. Mes vardinėm skulverstuko, iškepėme pagranduką. Štai tokio didumo, štai tokio platumo, štai tokio didumo. Oi, kiek malkų. Ar mes čia laužą kursime? Ne, mes čia įrengsime vaikams žaidimo aikštelę. Jūs kol kas pasisupkite.
Ačiū. Jums ir taip darbų netrūksta. Duokite ir man nors kiek pamėginti. Neduosiu. Tu dar plaktuką išmesi. Dabar jie nė už ką nebepriims mūsų. Pilietį krokodilę. Klausau. Vadinasi, jūs pasiėmėt kompresorių. Taip, tai aš jį čia atsitempiau. O ką jūs ruošiatės su juo daryti? O mes juo jau pasinaudojame. Mes įrengėm vaikams aikštelę. Šaunuoliai. Dėl kompresoriaus nesirūpinkite. Aš jį nuvešiu į vietą. Viso geriausio. Likit sveiki. Ei, vaikai, visi į talką rinksime metalo laužą. Oi, Kulverstuk. Ką? Aš žinau vieną vietelę. Ten tiek metalo laužo. Tikriausiai reikės čia nardyti, o aš niekada neplaukiau. Kulverstuk, na ko spoksai? Ką? Padėk man. Imk. Padėk. Taip. Kur? Tempė.
Štai, visą tai jums atnešėme. Mes norėjom jums padėti. Valio! Mums pirmoji vieta garantuota. Mes labai džiaugiamės. Viso geriausio. Palaukite! Mes priimam jūs į būrį. Mus į būrį. Bet mes inkilėlių nepadarėm ir žygiuoti nemokam. Tai nesvarbu. Už tai jūs tiek daug gero padarėte. O žygiuoti mes jūs išmokysim. Būrys, rikiuok! Ramiai! Pirmin žengte, marš! Skrybėliuoti. Dėmesio, dėmesio. Traukinys numeris 8, Maskva-Jalta, išvyksta iš Maskvos kelio 8 valandą Maskvos laiku. Atsiprašau, kartoju, Maskvos laiku iš 8 kelio. Kulverstuk kur tu? Tai štai kur aš, Gena, štai aš. Keleiviai, pateikite bilietus. Gena. Ko? Bilietų mes neturim, gal tu prarijai? Gal ne? Bet žinote, mes turėjom. Garbės žodis turėjom. Turėjom? Turėjot. Buvo, bet pražuvo. Kitoje stotyje turite išlipti. Pamaskviai mums saulė šviečia, darė spindulius šiltus, ar nekeista, kad maskviečiai važinėja į pietus, o palei Maskvą upėj daug žuvų, grybų kiek miškos ir gėlių retų. Kito tokio krašto neieškok, veltui laiką tik sugaišytų. Oi, Gena, žiūrėk. Stok! Stok!
išmoksite be manęs važinėti. Stok! Sustok! Stok, nestok. Vai tai ir pražuvo bilietai. Kągi, eisime namo? O žinai ką, Kulverstuk? Rudenį ant žuolių niekada nebūna nei vandens, nei purvo. Žinau, Gena, tai gerai. Tai labai gerai. Gena, tau labai sunku nešti daiktus. Kaip čia tau, Kulverstuk, pasakyti? Labai sunku. Žinai ką, Gena, duokš, aš daiktus panešiu, o tu paimk mane. Čia tu gerai sugalvojai. Grėžinėje tu greitoji. Oi, šaunuolė, tu pati važiuok. O, lagaminėlis. Prisireiks. Viskas gerai. O dabar pirmin. Ir žinai, Kulverstuk, kas gerai? Kai eini žuoliais, tai niekada nepaklysti. Aišku? Aišku. Žiūrėk, juk čia uogos. Oi ne, čia ne uogos, o riešutai. Torčiukas. Šokoladinis. Iškeptas balandžio 1. Šviežutėlis. Gena, žiūrėk, ką aš radau. Čia turbūt turistai pametė. Reikia jiems atiduoti. Gelbėkit! Čia jūsų darbas. Oi, ne, mes patys pakliuvom. Tai kas tada juos paspendė? Muristai, turistai. Aš jiems parodysiu, Kulverstuką skriausti.
Brakonieriai prakeiktieji. Aš jums. Smulkus cukrus. Tuoj aš jums pasaldinsiu gyvenimą. Mat juos galas tuos pastus. Teisybė. Geriau pažvejokime. Duokš dinamitą. Imk. Brolyčiai, ką žuvis? Čiagi tortas. Tikras. Brolyčiai, o ką mes valgysime? O kągi tinklas? Gudrus tupėti. Kai suskambės trauk. Trauk? Aha. O kas sugalvojo? Kas? Dėdė. Kodėl jūs tokie murzini? Mes maudėmės upelyje. Upelyje. O kas jį taip užteršė? Fabrikas. Čia palaukite. Bjaurybės. Gamta niokoja. Prašom. Labą dieną. Labą dieną. Mes dėl upės teršimo. O ką, teršite? Labai teršiate. Gerai. Gerai, tuoj sutvarkysim. Uždaryti vamzdį, ar supratot? Vadinasi, iš vamzdžio netekės? Tikrai ne. Viso gero. Viso gero. Kaip krokodilę sutvarkėt? Taip, upelis švarus. Kaip sekasi, kulverstuk? Galima maudytis. Žiūr, aš pirmas. Ach, taip. Brolyčiai, skamba. Kažkas įkliuvo. Slėpkitės. Turbūt eršketas. Ar krokodilo jums nereikia? Gelbėkitės, kas galit. Lariska, pirmin, čiupk juos, laikyk.
Čia jums dovana. Čia juk varlytė. Betgi žalia. Ačiū. Tik tai ją reikia paleisti. Tegul šokinėja. Labai gaila, vaikučiai, kad mes neturim ko jums padovanoti. Kaipgi? Jūs mums upelį padovanojote. Švarų. Taip, šiaip, kaip kokia lėlė, Dresdiną važiuoja senelė skrybėlė. Savo torčiuką. Šviežutėlis. Ačiū. Gena, jūsų daikčiukai. Sveikas, Kulverstuk. Sveiki. Ei, matai? Paukštelis. Kur? Štai, paukštelis jau nuskrido. Torčiukas. Na, lygiuot. Susitvarkykite. O iš kur čia ta virvutė? Mama, sakau, taip nedarysim. O kas viską sugalvojo, kas? Aš. Pupetė, avigalvis. Štai jūsų pinigai ir bilietai. Imkite. Dėkoju. O jūs ar turite bilietus? Aš jau įpratus ir ant stogo nuvažiuosiu. Ne. Jūs važiuosite kupe kartu su Kulverstuku. Kulverstukas mažas, o jūs visgi dama. Dama. Ačiū, Gena. Oi, krokodilas. Gena, aš važiuosiu su tavim. Ačiū, Kulverstuk. Tikras bičiulis. Nepalieka draugo. Nagi, pasislink. Krokodilė, grok. Pralekia minutės tylomis pro mus, niekas jų nesulaikys. Praeities nors gaila tau, bet būk ramus, nes gražiausias laikas prieš akis. Mojame, gero jums linkime, bėga į tolumą, kelią su mumis. Skubame, laimę mes tikime, supasi, žydras traukinys. Gal ir esame kam nors labai kalti, pasimiršti rūpesčiai seni. Bet jau laukia mūsų nuotykiai kiti, eis skubėki traukinį. Mojame, gero jums linkime, bėga į tolumą, kelią su mumis. Skubame, laimę mes tikime, supasi, žydras traukinys. Bėga traukinys į tolį mėlyną, skamba nuo vagono mūsų daina. Bet kodėl jau vakaras atsėlina, jei dar pabūtų ši diena.
Mojame, mojame, gero jums linkime, bėga į tolumą, kelią su mumis. Skubame, skubame, laimę mes tikime, supasi, supasi, žydras traukinys. Skubame, skubame, laimę mes tikime, supasi, supasi, žydras traukinys. Scenarijaus autoriai Uspenskis ir Kačianovas, režisierius Kačianovas, dailininkas statytojas Švarcmanas, operatoriai Žukovskis ir Bunimovičius, kompozitorius Šajinskis. Filmą įgarsino Lietuvos televizija. Kulverstukas eina į mokyklą. Kurgi Kulverstukas? Juk jis turėjo mane pasitikti. Nešike! Iš jūsų už 4 vietas. Atleiskite už 3. O aš? Teisingai. Prašom. Remontas. Ir apgavome kvailelį tą atvykusį svetelį. Remontas. Nieko nesuprantu. Sveikas, sveikas, Kulverstuk. Kodėlgi tu manęs nepasitikai? O aš nežinojau, kad tu atvažiuosi. Ar tu gavai mano telegramą? Žinoma, gavau. Štai į tavo telegramą. Palauk. O tu sukeisk vietomis. Šaunuolis. Tu tik pažiūrėk, Gena, kokia ji graži. O tu ją skaitei? Ne, aš laukiau, kol tu atvažiuosi ir perskaitysi. Vadinasi, tu nemoki skaityti, Kulverstuk. Nemoku, Gena. Na, tau pasisekė, Kulverstuk. Juk rytoj rugsėjo 1. Na ir kas? Taigi, rytoj prasideda mokslo metai. Tu eisi į mokyklą ir ten mokysies. Supratai? O, supratau. Tai puiku. O ką, tai idėja ir aš eisiu į mokyklą. Nuspręsta, pradedu naują gyvenimą. O
Kai baigsiu mokslus, ateisiu į zoologijos sodą ir dirbsiu tavo pavaduotoju. Ne, Kulverstuk, ne, niekada. Tau negalima pas mus dirbti. Kodėl? Kodėl? Tave suės. Oi, mes visai užmiršome mokyklinę uniformą. Kągi daryti? Šioje parduotuvėje mes viską ir nusipirksime. Aš jūsų klausau. Mums labai reikalinga mokyklinė uniforma. Jūsų dydžio nebuvo atvežta. Niekada. Tai jam reikia uniformos. O tokio dydžio nesiuva. Manęs dabar nepriims į mokyklą. Priims, būtinai priims. Sveiki, skubiai reikia mokyklinės uniformos. Labadiena, berniukui ar mergaitei? Nejaugi aš panašiai berniuką? Ne, bet jūs nepanašiai ir į mergaitę. O į ką? Na, greičiausiai į senelę. Storžievis, tamsuolis, duok uniformą. Labadiena. Labas. Ar galėčiau pasikalbėti su mokyklos direktoriumi? Sveiki, aš direktorius. Viera, aš vadovauju gyvajam kampeliui, o čia vėžlys ir varna. Aš jums atvedžiau Kulverstuką, kad jūs išmokytumėte jį skaityti. Ir rašyti. Taip, ir rašyti žinoma taip pat. Mes negalime jo nieko išmokyti. Pas mus remontas. Kaip tai remontas? Rytoj juk rugsėjo 1. Vaikai turi mokytis. O jeigu staiga jiems kas nors nusiųstų telegramą? Būtent. Remontas? Remontas. Larisa, pirmin. Tuoj jie man pašokinės. Skubus remontas. Tinginiai, apsileidėliai, kad kuo greičiausiai viską užbaigtumėte. Lauksime. Tvarka. Tuojau viskas bus baigta. Ten juos Larisa prižiūri. Tai gerai. Bet mes neturime gyvosios gamtos ir darbų mokytojo. Aš būsiu gyvosios gamtos mokytojas. O aš darbų? Aš išmokysiu vaikus daryti laidyklės ir valdyti visas transporto priemonės. Ir lėktuvą. Ir lėktuvą. Jeigu aš jį sugebėsiu gaut.